tokių buvo daug, visko būdavo pilna iš tikrųjų, bet labai faina, kad kompanija visą laiką labai linksmai sureaguoja ir viskas tiesiog nueina juokais ir niekada nebūna blogai nieko. Buvom vieną kartą pasiklydę ir tuo pačiu pagrybavom miške. Tai čia buvo toks šnastė. Kalėdinis vakarėlis, kai buvo nominacijų įteikimas ir aš gavau nominaciją metų vakarėlių liūtas. Tai iš esmės buvo vienas iš tokių maloniausių, bet tuo pačiu ir keisčiausių.